kitokių yra, dabar tas išgerti turi. Košė, makalošė. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Uliala, uliala. Turim tokį apleistą sandėliuką, kuris priklauso man. Nu, čia yra kaimyno, čia mūsų. Tai šį grįžimą noriu tiesiog pakeisti sieną. Ir tuo pačiu kaimynas prašė, sako, kai darysi savo, gal gali tuo pačiu ir jam padaryti. Tai va. Planuoju atlikti tą darbelį, kol esam Lietuvoje. Atliksim, sutvarkysim, turėsim tokį tvarkingą sandėliuką, pasidėti kokiem grėbliukam, kastuvėliam. Bet kiek daug kregždžių skraido. Aš kažkaip Danijoje kregždžių, žinokit, nelabai matau. Gal net nėra Danijoje kregždžių, nežinau. Čia stop ženklas. Jo, čia skaitosi stop ženklas. Reikia sustoti. Bet šviesa dega balta. Tai? Sustojom, pasidairom. Pažiūrėjai? Važiuojame, ne? Važiuojam. Vykstame į Jurbarką. Į Jurbarką. Jo, į Jurbarką. Šį grįžimą, kaip esame dabar Lietuvoje, turime gimtadienį maratoną. Tai šiandien... Šiandien močiutės gimtadienį. Tai šiandien važiuojam pasveikinti mano mamą su gimtadieniu. Rytoj šitos mergaitės gimtadienis. O per mano gimtadienį jau greičiausiai būsime kelte pakeliui atgal į Daniją. Tai va. Pats geriausias žaislas. Telefonas į rankas ir ramybė. Ir ramybė. Jo, ir ramybė. Tai vakar šventoje lipom į vandenį, ne? Į Baltijos jūrą. Tai ką pastebėjau, kad žinokit, Baltijos jūra vandens temperatūra Lietuvoje šaltesnė negu Danijoje. Sure, there's a way. The water's so still, and my pain's gone. Nu, bet kelių būklė, tai ką aš žinau, nuostabiai tragiška. Dar magistralinius dar jie kažkaip tai prižiūri, tvarko, bet krašto keliai, tai pažiūrėkit, katastrofa. Kutim griūna šėtis. Įsiemoju. Eisim, pažiūrėsim, gal kokie grybai yra. Jo, nes daug grybų randa. Ar tau neįdomu grybai? Ką? Kiškiai. Kiškiai, neįdomu? Taptelėm tokio aikštelį, netoli Viešvilės. Einam truputį pažiūrėsim. Radot voveruškų? Vabalų. Vabalų. Šitą? Jeigu turėsim kokią laisvą dieną, tai gal pagrybausim. Nes dar tokių visokių kitokių papildomų reikalų yra. Dėl daktarų reikia šį vietą atsilikti. Va kokių radom. Matai, grybas auga. Tu jau nelieski. Bet tas miško kvapas. Gera. Lepšiokas, lepšiokas. Kaip gražu, ne? Nuostabu. Kaip jie vadinasi tie drugeliai? Jeigu žinot, parašykite komentarus. Uždaryk senelis duris. Gerai, uždarys senelis duris. Sėdi? Taip. Tvarkoj. Diržą pasitaisyti. Neturi būti susisukęs. Pardavinėja voveruškas. O, mes važiuojam toliau. Sakyk, Jurbarkas. Jurkavaš. Jurkavaš. Jurka. Vėliau mištuose kėliau. Lipam. Lipam, Tai jo. aš laukiau, tol tu išlipsi. Lipam, atvykom. Ko lauk. Parvažiuoja mūsų senelis iš miško.
tiesa, kol prisikirtau, kol įsipjovau, kol pasikrovau. Eisim meistrauti, o ne, hebra, eisim meistrauti. Šlapia mediena, tarp kitko. Tai žinokit, mediena nėra pigi Lietuvoje. 15 lentų, 5 metrų, 15-inės 2,7, man atrodo, storio ir 5 ant 10 brusiukai, 4 vienetai 6 metrų, visą šitą 100 euriuko. Lygiai 100 euriuko. O, čia viską prikalta. Ardymo bus. Skardva. Nu, žodžiu, reikėtų žiūrėti, meistrauti. Bet pradžiai reikėtų atsigerti kavos. Kavos atsigerti. Dar kavelės negėriau. Ryte atsikėliau, išlikiau į tą lempvę. Nu va. Ak, 5. Plaktukai rankas. Uliala. Griuvo greitai, ne? Griuvo greitai. Laikas padaro medieną gražią, ne? Gražus raštai. Eikti savo. Kažkas rūkydavo ir mesdavo činčikus čia. O, kas čia įdaras. Pusė viedro. Ko tik nori. Kojinių pėtkelnių, strikių ir viso kito. Grietinės indelis. Kažkelintų metų. Nežinau, bet 15% riebumų. Taip dirbti noriu, kad net pirštinės pamiršau senauti. Čia gal pradžiai mūrininką reikia pakviesti. Šuniuko kalėjimas buvęs. Bet šiais laikais turbūt jau nieks to nedaro. Ir gerai, kad nedaro. Iki 20 aukštas, iki 20. Iki 20, ne? Nu. Ne, iki 2. Iki 2. Va, iki 2. Labai gerai dirbi. Eik tu savo. Aš vos nepamačiau, buvau ten. Pamačiau mergas. Ką pamatei? Pamačiau mergas. Nu, tau mergos rūpi. Nerūpi. Man nerūpi kaip mergo. Matot, koks šlapias? Visas šlapias. Nu tai va, kažkas vyksta. Pertvara kaimyno ir mano. Durys. Ir čia sienelė. Nelabai čia su tais tvirtinimais prie tokių plytų, patys puikiai suprantat.
Na, bet kažką mastai. Karšta, žinokit, labai. Žiauriai karšta lauke. Duonos gera. Ir ta pasibaigė. Kiški šitą. Dabar spauskit suk. Suk, spausk. Da. Stop. O, gerai, stop. Viskas. Ir sukti ir pjaut mokė, ne? Aha. Nu, matai, kaip tau gerai. Statybininkė tu. Opa, stop. O, labai gerai. Ištrauk. Aba. Patinka sukti. Liuksta, ne? Aha. Galvą įsiskaudu. Matomai nuo saulės. Tai nežinau, vakare gal pratęsiu. Liko padaryti duris ir liko tą sienelę padaryti. Šitą. Tai pasidariau karkasiką. Tai paskui gulščiai suguldysiu lenteles. Išpjaustysiu pagal plytų tą visą reljefą. Nu, žodžiu, uždarysiu. Tai bus gera. Labai plikina saulė. Tai pradėjo galvą skaudėti. Told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. Tai negi aš išbūsiu neužbaigęs bent vienų durų. Nesąmonė, ne? Nuo pamatų iki raktų. Vakar, žinokit, jau nieko nefilmavau, tai va šiandien pafilmuoju dar, parodau. Žodžiu, duris veikia tvarkingai. Mes su kaimynu nusprendėm, kad nenorim pakabinamų spynų, norim įleidžiamą spyną, tai ką žinau, atrodo padariau. Gal kam pravers tokia idėja mano, va, panaudojau 5 balkį, išfrezavau, įdėjau spyną, žodžiu, dariau skylės, nu, ką reikia, tą padariau. Aišku, tai grubus darbas, kalvio darbas, bet kaip sandėliukui, tai manau, kad tikrai puikiai užsidaro, atsidaro. Veikia ir liežuvėlius, lengvai užsirakina. Tikrai daug patogiau negu kad ta pakabinama spyna. Ir plus matot durų kraštas ir spyna yra daug toliau. Ir gerai yra tai, kad pačios duris uždengia spyną. Tai va, tai gal kam pravers mano darbas, gal pasinaudosiu tokiu patarimu. Taip ir juokauju, kad nuo pamatų iki rakto. Už langų žolę pjauna, tai truputį gal triukšmas nemešys, nežinau. Montuoju jums šį video, dėja jisai trumpesnis, bet vis kažką, nors tiek. Žmona amžinai tvarkosi, neranda vietos, į darbą nori greičiausiai. Kartais parašo žmonės privačiai, kad kodėl tiek mažai video. Tai žinokit, nežinau ką atsakyti, kodėl tiek mažai. Gal pagrindė tai įtakoja skaičiai, kiek yra žiūrima. Pagrindinė mano motyvacija yra kurti video, tai ne YouTube'ės mokami keli eurai. Nu tai, kiek žmonės žiūri, bet greičiausiai vasarą daug kas atostogauja, tai kaip ir viskas normalu atrodo. Tiesiog aš ilgiuosi pagal situaciją, kiek žiūri, tiek ir video. Bet tikrai yra daugybė žmonių, kurie laukia kiekvieno video, bet kokio, ar tai jisai būtų žvejybinis, ar tai jisai būtų statybinis. Tai tariu ačiū visiems, kas prenumeruoja. Labai didelis ačiū, kas esate kanalo nariai. O visiems kitiems tiesiog gero laiko jūsų kasdienybėje. Tai va, tai tiek. Tai linkime, kas atostogaujate, gražių atostogų, likusios šiltos vasaros. Saugių maudynių. Jo, būtent saugių maudynių, saugokit save. Ir gero laiko su šeima. Taip, teisingai. Viso gero visiems. Ate.